Kai kurioms dailiosios lyties atstovėms kova su celiulitu dažnai tampa rimtu išbandymu. Moterys stengiasi laikytis varginančių dietų ir alina save valandas atlikdamos fizinius pratimus. Savaime suprantama, tai duoda rezultatų, tačiau užtenka atsipalaiduoti ir probleminėse odos vietose vėl atsiranda apelsino žievelė. Taigi vėl tenka skelbti karą celiulitui. Celiulitas yra struktūriniai riebalinių audinių pakitimai, kurie sustabdo mūsų mikrocirkuliacijos ir limfos atitekėjimą. Specialistė teigia, jog probleminės vietos, kuriuose atsiranda celiulitas, yra blauzdos, šlaunys, sėdmenys, rankos ir juosmens sritis. Na, o mes klausime, kokie yra šios problemos lygiai arba laipsniai ir ką tokiais atvejais reikia daryti. Celiulitas skirstomas į 4 lygius. Pirmas lygis tai tik tai pradinis, įžanginis, kuris sunkiai matomas ir apčiuopiamas. Antras lygis yra pažangesnis, kada mes braukiam pirštų nuo apačios į viršų ir matom odos nelygumus. Trečias lygis yra pažangesnis, kuris apčiuopia probleminės vietas ir matomas ir stovint, ir gulint. Ketvirtas lygis yra pats sunkiausias, gydant jį ne visados pasiekiamas geras rezultatas. Problema ta, kad celiulitas formuojasi daug anksčiau, nei mes jį pastebime. Pirmiausia, suspaudus odą galima pastebėti tarsi riebalinius žirniukus. Tai pirma ir antra celiulito stadija. O tik po to susiformuoja vadinamoji apelsino žievelės oda. Tai jau trečia ir ketvirta stadija. Tad pasidomėkime, dėl kokių priežasčių atsiranda tas moterų priešas vardu celiulitas. Celiulitas iš esmės nėra iki galo ištirtas, nėra ištirtos priežastis. Pats celiulitas ir išverčiamas iš lotynų kalbos kaip serganti ląstelė, tai galima daryti prielaidas, kad dažniausiai celiulitas atsiranda. Tai gali būti paveldėjimas, sutrikusi mikrocirkuliacija, sutrikęs hormoninis fonas, prasta mityba, žmogus nesportuoja. Specialistė teigia, jog ši problema gali atsirasti jau nuo tada, kai merginos pradeda bręsti. Be to, celiulitas gali atsirasti ne tik stambesniems moterims. Dažnai su šiuo nepageidaujamu reiškiniu susiduria ir lieknos, smulkaus sudėjimo dailiosios lyties atstovės. Tad kai tik ši problema tampa matoma, reikia nedelsiant imtis priemonių, jai sustabdyti ir gydyti. Kova su celiulitu, jeigu, sakykime, yra nepažangi stadija, tai galima suderinti mitybą, sportą, viskas turi būti kompleksiškai. Priėjimas prie šitos problemos turi būti kompleksiškas. Sportas, masažai, pirtis, limfodrenažiniai masažai, anticeliulitiniai, bet kada celiulitas yra jau pažangioj stadijoje, tai reikėtų jau kreiptis pas specialistą ir atlikti aparatinės procedūras. Atliekant veiksmingą giliųjų audinių procedūrą, primenančią karštų akmenų masažą, užtikrinama, kad atliekamų procedūrų srityse riebalinis audinys būtų užtektinai aprūpinamas šilumos energija. Taip jau per vieną procedūrą imami veikti gilieji riebaliniai audiniai, mažinamas celiulitas, tangrinama oda. Elos tai pirma ir vienintelė aparatinė procedūra, kuri padeda gydyti celiulitą. Pabrėšiu, gydyti, ne mažinti, o būtent gydyti. Prietaisas Velos Mufas padeda ne tik tai gydyti celiulitą, bet ir stangrinti mūsų odą, gerinti kūno linijas. Atliekant procedūrą aktyvuojami fibroblastai, sustiprinama elastino kolageno gamyba, pagerinama mikrocirkuliacija. Šis ypatingas aparatas organizmui turi net 4-opą visiškai nekenksmingą poveikį. Taigi infraraudonieji spinduliai sušildo odos paviršių iki reikiamos temperatūros, o radio bangų energija padeda šilumai prasiskverbti dar giliau. Tuo metu specialus pulsuojantis vakuumas lygina odą, sukeldamas gausesnį kraujo tekėjimą į jungiamąjį audinį, o spiralinių masažuoklių sukiniai paskirsto tarp ląstelinį skystį po limfinius takus. Specialaus pasiruošimo šitai procedūrai nėra. Procedūra pati trunka nuo 40 minučių iki pusantros valandos, priklausomai kokias zonas mes pasirinksim. Procedūrų kursas yra nuo 6 iki 8, atskirais atvejais gali būti netgi iki 12 procedūrų. Rezultatas akivaizdus. Daromas išskirtinis poveikis odai, raumenynui, audiniams, atkuriama ląstelių struktūra.
Šiomis procedūromis galima visiškai pakeisti probleminės moters kūno linijas. Įsitikinta, kad vykdant bendrą sveikatingumo programą, gydomasis šio aparato poveikis išlieka ilgą laiką. Tad ko palinkėtų ir ką patartų specialistai moterims, besirūpinančioms savo grožiu? Norėčiau palinkėti, kad kiekviena moteris tobulėtų, siektų geresnių formų. Nereikia save alinti dietom, sportu. Tiesiog reikia mylėti save tokią, kokią tu esi ir aišku prisižiūrėti savo kūno formas. Tad, mielos moterys, būkite gražios. O jei norėsite savimi pasirūpinti dar labiau, žinokite, kad yra specialistai, į kuriuos visuomet galima drąsiai kreiptis pagalbos ar tiesiog gero patarimo.